Sveiki, čia Lietuva gali. Pasakojame įkvepiančias verslo sėkmės istorijas ir suteikiame informacijos, ką reikia daryti, norint kurti savo verslą. Šį vakar dienraščio 15 minučių kūrimo istorija. Idėja kilo 2 žmonėm, po to mes pritraukėme dar 2 žmonės į savo pradinę komandą. Užtruko nuo tos dienos, kada mums gimė idėja, iki to projekto paleidimo arba pirmojo laikraščio gatvėse platinamo 2 metus. Pati pradinė redakcija ir žmonių skaičius buvo 35. Tai užaugome per tą laiką iki 120. Po porą savaičių 4 didelės žiniasklaidos kompanijos, pagrindė skandinaviškos, kreipėsi į mus ir supratom, kad bus turbūt kažkas gero iš to, nes mes negalvojom, kad parduosim arba eisim į dėrybas tokioje ankstyvoje stadijoje, 2 savaičių tarkime. Bet tai įvyko ir labai džiaugiamės to. Sunkiausia neprarasti tikėjimo, kad tu gali tai padaryti, nes labai daug dirbti reikėjo ir kiekvienam versle, manau, kiekvienam verslininkui reikia žinoti, kad pradedant verslą tau reiks dirbti praktiškai visada. Tai šita dalis, jinai privaloma, manau. Jinai nelengva, bet tuo pačiu yra didelis malonumas tai kurti ir daryti. Mes tai padarėm, vis dėlto įvyko labai gražus projektas ir geras pavyzdys ir manau ir jau kitiem jauniem žmonėm, kurie pradeda, nes mes gan paprasti žmonės, nei mes ten tėvų labai turtingų turėjom, nei kažkokių tai ten specialygų. Viską padarėm patys. Jeigu kalbame apie jauną verslą, tai tikrai sėkmės formulė yra unikali idėja ir komanda pakankamai patyrusi ir balansuota, kad galėtų ją kokybiškai gyvendinti. Tai ir labai daug darbo, dirbti. Tai čia visa sėkmė tame slypi. Ko reikia, kad idėja virstų realybę, klausėme eksperto. Idėjos unikalios iš tikrųjų retai pasitaiko. Dažniausiai, kaip ten yra populiaru sakyti, nauja tai, kas patobulinta sena. Ir nieko blogo, jeigu idėjos yra importuojamos, kopijuojamos. Svarbiausia, kad būtų atrastas tos jau veikiančios idėjos unikalumas naujoje rinkoje. Pirmam reikia būti tiek laike, tiek pasirinktoje vietoje, nes pirmumas garantuoja ir lengvesnį įėjimą, ir lengvesnį potencialių klientų pritraukimą. Ta ypatinga savybė, kuri lemia sėkmę, turbūt ir yra, kad tinkamu laiku yra randama tinkama vieta, kurioje yra dideli klientų srautai, kur pasiūlomas įdomesnis arba kažkuo ypatingas asortimentas. Ir tai vėlgi, tai reiškia, kad tu esi pirmas kažkur ir gali būti labiau užtikrinta savo sėkme. Vengimą dalintis informaciją apie savo idėją vadinčiau didžiausia turbūt jaunųjų verslininkų klaida. Aš netgi patarčiau verslininkams, jauniesiems, būsimiems verslininkams, kuo daugiau kalbėtis ir dalintis klausimais, nuomonėmis apie idėjos įgyvendinimą, kaip sėkmingiau ją padaryti. Ir susirinkti kuo daugiau netgi kritiškų nuomonių, kurios padėtų geriau pasiruošti idėjos įgyvendinimui. Nes užduodami klausimai, patarimai, provokacijos, galbūt gąsdinimai iš kolegų, iš draugų, iš šeimos narių, jie tik tai labiau sustiprins verslininką ir jis jausis geriau ir tvirčiau pasiruošęs. Nei viena idėja nevirsta realybė, jeigu jai nėra tinkamai pasiruošiama. Pasiruošti turi būti keli scenarijai, nuo to, kaip idėją parduoti potencialiam investuotojui, iki scenarijaus, kaip išgyventi blogiausius laikus, kai nebus klientų. Be komandos, be įvairialypės komandos nebus ir gero pasiruošimo. Ir iš tikrųjų, kuo komanda yra įvairiapusiškesnė skirtingom patirtim, tuo yra naudingiau ir pačiam idėjos autoriui. Nes tada gali jisai išnaudoti kiekvieno komandos nario stipriasias puses, kiekvienas gali pasidalinti atsakomybėmis taip, kad pasiektų maksimalų rezultatą atskirose srityse. Todėl komanda turi būti tikrai įvairialypė ir su kuo įvairesnė patirtim.